skirtumas didelis, bet kova vyko atkakli. Ką mums šiandien pavyko, tai pavyko kažkiek užsidaryti lyderius jų, ypač Hukičių metiką. Ir patiems, ypač mūsų lyderių Braunų, gerai sužaisti. Kolinsas, nu ir Dainius Šalenga. Kas kaip gerai įsijungė. Biškį pamėtėm sąstatą, biškį palengvinę buvom jį, pagreitinę, kad svarbiausia mums, kad būdavo daugiau mažiau tokie kaip Achilo kulnas, tai labai lėtai grįždavom mes į gynybą. Ypač jeigu turim Aurelijų dar, Paulius, jeigu stengiasi daryti po lenta, tai šiandien biškį taip gal gavom, bet žymiai mažiau. Sumoje aš patenkinęs, aišku, rezultatas geras, bet turėtųsi, kad viskas judėtų pirminę. Šiandien jam ir geriau paėjo žaidimas, gal daugiau jį sužaidė komanda, nes jam ėjusi žaidimas, jį pradėjom ieškoti daugiau jį. Daugiau statėm užtvarų jam. Taip. Ir sužaidė tai taip, bet jis visumoje tai turėtų taip ir traukti. Mano manimu, tai jis su kiekvienom rungtynėm turėtų dadėti žaidimai ir išlaikyti tą lygį, ką jis žaidžia. I'm just very proud of the team and happy for the team. You know, we've been a little sluggish and everything, and hopefully this victory, this style, the way we won the game, we fought really hard. We played real good defense and rebounded well at times, and it showed, and that helped our offense. We play good match, smart in defense. We make good scouting, very well to prepare. I think the best in this season to prepare on the game. We know everything about this team, who is more dangerous, and same in offense. We play like a team. We show our quality, and this is the only way how must we play in Europe. And to take our goal to go to top 16.